koks turėtų būti glamūro vardas geras? Giedrius. Mano brolis. Bet ne. Jau netinka, kai žinai Giedrių, kuris nėra glamūras. Nu, iš karto, blet, mano brolis tai numeta tą glamūrą. Žinai ką, man tai žinai koks vardas yra glamūriškas? Martynas. Martynas? Martynas. Mano sūnėnas. Tu čia nestum, blet. Marčioks. Marčius. Paulius tai nichuja. Skirmantas. Biškai glamūriškas. Gabrielius. Va čia tai vardas glamūriškas. Bet supranti, glamūras toks... Nu, gal Gabrė, žinai. Dovydas. Dovydas glamūriškas geras vardas. Glamūras tai yra toks asmuo, kuris turi daug pinigų, kokią štuką babkių, tikrai, prie savęs. Vakarui, jo, Vakarui. Štuką babkių. Kortelė nesiskaito, turi grinai turėti. Kortelė tai kurmi 2 štukos. Gabalų. Ir žodžiu, vaikšto į klubus, bet tokius prabangius, kur karočią nėra alaus, o jie... Ne, nėra visiškai alaus, ne. Nėra visiškai, net nėra Tuborga. Jokio alaus. Nėra alaus. Tuborgas tai gali būti? Ne. Būna tose Tuborgas. Būna, bet... mažiukais bankiukas. Nu taip, po 0,33, bet skanus ir per šiaudelį jį paduoda. Per šiaudelį į šitą. Su šiaudeliu iš karto. Tiesiai į pimpalą, blet, kad katerizuoja. Žodžiu, ir, nu gerai, tarkim, leiskim Tuborgui būti. Tuborgas šiaip skanus alus yra man. Kažkoks šiaip vanduo. Nu, užtat ir man skanu. Tu kai negerintis? Nu, tai žodžiu, bet dažniausiai ten būna kokteiliai, kuriuos gali išgerti per pusę gurkšnio ir už vienas kokteilis kokį 15 litrų ir jam uždėtas koks nors Koko Bongo močio pavadinimas. Koko Bongo. Jo, ir ten, žodžiu, ten jeigu eini su kokiom basanoškiam, tai neįeisi, neįleis tave, nes sakys per prasti batai, arba ten šiaip kedai. Jo. Ir žodžiu, ir glamūras dar, jis dažniausiai turi kietą cepą, arba ant kaklo, arba ant... arba laikrodį. Arba ant rankos, su marškinukais būna. Ne, laikrodis tai čia privalu. Teisingai, blemba, laikrodis privalu, ir ant kitos rankos cepa. Arba ant kaklo. Pasirinktinai. Pasirinktinai, bet tikrai turi būti cepa kur nors. Optional. Aišku, geriausia, kai būna kombo ir ant kaklo, ir ant rankos. Jo. Ir žodžiu, ir būna su marškinukais. Ir rūžavi labiausiai tinka, rūžavi. Tokia rūžavi arba solidesnis vyresnio amžiaus, tai būna, nu, juoda užsideda. Juodas. Jo, pilkas dar eina į trasą. Pagal amžių. Jo, pagal amžių, supranti. Nu, ten būna tie jau vyresnio amžiaus tikrai juodus dedas arba pilkus, žinai. Baltus dar būna užsideda, tikrai. Būna ir baltus, nu ką žinau, man kažkaip... Nu, aš būna baltus užsidedu kartais. Tu, blet, jau didžiausias glamūras iš glamūrų. Aš vardijas. Tu tai karočią nesiskaitai. Aš glamūrų Ką tu užsidedi, net negali pavadinti drabužiais. Tai karočią, gerai. Ir kokios kelnes būna? Džinsai? Ne. Būna džinsai, bet tokie... Bet retai. Šiaip tai kostiuminės kelnes. Kostiuminės, jo, su kantų šliūbinės kelnes. Nesvarbu, savaitgalis, ne savaitgalis, ten į daržus, į darbą. Kelnes be kanto, ne kelnes. Taip. Ir turi būti šliūbinės pašventintos vyskupo. Šiaip dar turi kažkiek aptempti, negali jos būti laisvas, toks kaip va šitas. Į klyną reikia prisidėti koinių, nu, tipo didelis pimpalas. Bananas irgi taip. Tas dar nelabai sunokęs, tas žalias. Nes per vakarą sunoks. Jo, bananai greitai noksta. Ir pūna šilumoj. Ir žodžiu, ir paskui kas, nu, o batai, nu tai lakierkos po defaultu. Jo, jau batai, žinai. Būna krokodilo odos. Verstos. Tokio verstos. Nu, žodžiu, kietos lakierkos. Kampukas turi būti toks. Jo. Gerai, o kokią mašiną vairuoja glamūras? Lexusą?
Oi, tai čia yra BMW'as, Lexusas, Mersiukas. Bet, O Liaubutina. bet kietesni tai jokio gali. dizelio. Gazolis ir automatas. Avtomčik. Automatas. Nes Gerai. matai, jie teisų nesilaikė, jie pirko jas. Ir ne mažiau kaip kokie 4 litrai, žinai. 4 tai- litrai, kad... Nes į mažesnius tai automato nededa. Jo. Paskui ir ką žinau, tai va, žodžiu, tokias ir tokelės apie tos glamūrus. Turbūt viską gal, o gal ir ne, viską apkalbėjom. Kokias panas kabinam, tai viskas aišku. Ne, mes ant panų nestumėm. Bet šiaip Jeigu tai net skelbiu kurvas. LT gali nusipirkti. Skelbiu LT. O panas? Panas tai, nu čia jau, žinai, apie panas kalbant, tai žinai, kaip sakoma, dėl skonio nepasiginčys. Taip. Nu, galima tą vieną rūšį įvardinti. Duckface. Antytės. Antitės. Žasytės. Antuliukai. Žasučiukės. Mūsų kiemo žasis. Žasaitės, gulbaitės. Nu, bet ką dabar daryti? Ai, nu jūs jau žino, pasakojau. Iš kur atsirado Duckface'as? Neatsimenu. Kai Bibi čiulpė labai lūpos į priekį. Ai, jo, apžiojus, tvaima, susikšė. tiksliai. Gerai. Čia iš patirties sakau. Nes pačiam teko čiulpti.